Kaip reikia tikėti Dievu, koks yra tas tikėjimas, kuris yra nepajudinimas, kuris nepriklauso nuo realistiškų aplinkybių. Kai Abraomas pirmą kartą gavo Dievo pažadą, kad jie turės vaiką, jam buvo 75 metai. Įsivaizduokit. Praėjo 25 metai ir jie vis dar neturėjo vaikų, o Sara jau buvo per sena, kad galėtų pagimdyti. Ir galiausiai, kai Abraomui buvo 100 metų, o Sarai 90, jie susilaukė Izaoko. Jie laukė 25 metus, kol išsipildė Dievo pažadas. Kaip dažnai mes pasiduodam, kai nesulaukim Dievo atsakymo pamaldos iš karto, tada, kada mes norime. Ir Naujajame testamente mes galime paskaityti, kaip Abraomas ir Sara išlaikė tą tikėjimą, kaip jie tą padarė. Jie pažinojo savo Dievą.